iš kairės pusės kokybiška adata. O dešiniai pusėj, beveik toks pats drakonas smaragdinis. Nes dabar pas mus pagal kiniečių kalendorių metus smaragdinio drakono. Tai va, man tos adatos primena smaragdinį drakoną. O čia kokybiška adata. Vokiška, kur pirkiaujam mes, siuvimo stilius. Yra skirtum, ar ne? Tai va, labą dieną, su jumis Grigorij ir OB siuvimo stilius. Šiandien kalbėsim apie praleidimus. Kokia paralelė tarp drakono, adatų ir praleidimų. Kodėl mašina praleidžia diksinį, neužkabina, tokie tarpai gaunasi. Todėl, kad tos adatos viso pirmo gali būti pagaminti ne dirbtinio intelektų, o kiniečių. Ir jūs gali būti labai nekokybiškus. Tai visų pirma, adatos turi būti kokybiškus. Taip, va šitos drakoninės adatos mes pašalinam lauk į šoną. Dabar, vis dėlto, adata kokybiška, bet vis tiek praleidžia dygsnį. Antra, kad jinai turi būti plona. Jeigu jūs norit siūti elastinę medžiagą su elastanu arba trikotažą, adata turi būti plona. Yra adatos skirtos trikotažui siūti, parašytas streič, jos plonas ir užapvalintas galiuką turi. Irgi jinai aštri, bet vis dėlto tas aštrumas nėra toksai aštrus, o truputis tokia sfera padaryta, tam, kad negadintų siūlos medžiagos. Kai jūs nupirkot kažkur tai, sakysim, turgui nupirkot trikotažą ir po skelbimo akis bėga. Kaip pėdkelnėms bėga akis. Už tai, kad siūta su paprastu adatu. Tiesiog paprastu adatu susiuva, jinai siūna irgi labai gerai, bet akis gali bėgti, o gali ir nebėgti. Skirtingai būna. Tai plona trikotažinė adata. Pirma. Antra. Kojelė su maža skylutė. Ko mažesnė skylutė turi kojelė, to mažiau praleidimų. Kodėl senas zingeris siuva siūna su bet kokia adata ir kokia medžiaga. Ne visai taip, ten trikotažinės tokios bjaurios medžiagos tada nebuvo, bet kadangi mašina be zigzagų ir turi mažą skylutę, va šitą skylutę, jinai maža, mato, čia skylutė teisė siūti, o čia skylutė, pavyzdžiui, mašinos su zigzagu. Taip, yra skirtumas, jo. Medžiaga eina kartu su adata tempia ir paskui kylant adata tempia medžiagą su savim ir ta kilpa neformiruojasi ir daro praleidimą. Tai turi būti kojelė su maža skylutė. O jeigu nėra tokios kojelės, jūs galite tiesiog pastumti adatą, jeigu tai yra horizontaliai sistema šaudiklis. Galite pastumti adatą į kairę, kaip dabar, adata kairiai pusėje, va šitaip. O jeigu su vertikaliai šaudiklinė sistema, va toks rytis gaubtas, va šitoks va, tada atvirkščiai pastumkit į dešinę ir jums darys mažiau praleidimų. Jeigu norit siūti, vis dėlto tiesiai su paprasta kojelė, kuris skirta zigzagui siūti. O trečia, kad yra pas mus tokių kojelių, baltų, tiesiog ta skylė, jinai užtenka zigzagui, bet jinai vis dėlto mažesnė. Nes čia yra paprasta skylutė, o čia yra skylutė tos mūsų kojelės. Tai ir tiek, sakysim. Daugiau kaip ir nežinau, ką jums patarti. Dar yra toks patarimas pasiūti per popierį. Jeigu ten vienkartinis projektas, jūs galite tiesiog prasiūti su popieriu, uždedat, kokią nors, paimat medžiagą, uždedat laikraštį, prasiuvat, o paskui nuplėšat tą laikraštį ir gausis jums tokis be praleidimų. O dabar mes, kas čia pas mus statyta? Pas mus įstatyta plona adata, pas mus įstatyta, statysim tą baltą kojelę su mažesnė skylutė, kurį pas mus galite įsigyti. Ir pabandysim pasiūti. Taip, ir zigzagų ir teisė. Aišku, čia mašina gera irgi. Čia mūsų brandas Rubino, lietuviškas, gaminamės Taivanėje. Grinai taivaniška mašina, kokybės geresnis nebūna. Elektromechaninė, tarp kitko. Kas bijo elektronikos, tai va, prašom. Tai va, dabar mes siūnam zigzagui. Ir siūvame tiesiai. Ir jokių
praleidimų nėra. Tai šiandien tiek apie praleidimus, apie siuvimo mašinos ir šiaip apie viską. Su jumis buvo Grigorij ir OB siuvimo stilius. Geros jums nuotaikos. Iki.